Tai laba diena susirinkusiems į finalinę baigiamąją diskusijų konferencijos Auginu vaiką užsienyje, ką šeima gauna lituanistinėje mokykloje diskusiją. Ir paskutinėse šios konferencijos diskusijos tema yra stiprios mokyklos bendruomenės magija. Kalbėsime šiandien, kaip tą magiją sukurti ir kokia nauda visai bendruomeniai iš to gimsta. Tai pristatau iš karto diskusijos dalyves. Šiandien diskutuos Kūrybinės lituanistinės mokyklos Giliukai vadovė Ernesta Kazlauskaitė-Cakona. Sveika, Ernesta. Taip pat Graikijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Viktorija Gribinaitė-Naki. Labas, Viktorija. Giliukų, Kūrybinės lituanistinės mokyklos Giliukai mokytoja Austėja Linkė ir virtualios mokyklos Pasaka klientų ir komunikacijos specialistė Justė Tamašauskienė. Sveiki, Justė. Tad dar trumpai, jeigu kažkas naujai prisijungia, nedalyvavo ankstesnėse diskusijose, priminsiu tvarką ir eigą, kas šiandien mūsų laukia. Tai diskusijai skirsime iki valandos laiko, maždaug valandą. Tuomet skirsime laiko klausimams, atsakymams ar auditorijos pasisakymams, jeigu kažkas norės pasidalinti savo įžvalgomis ar patirtimi. Ir tuomet baigsime įrašą ir tie, kas gyvai prisijungia, dar padiskutuosime trumpai mažose grupeliuose, Zoom kambariuose, dar susipažinsime ir padiskutuosime ir jau grįšime apibendrinti. Tai tokia šios diskusijos eiga. Ir nekantrauju pakalbinti. Pirmiausia, noriu pradėti nuo Ernestos, kuri ir buvo organizuojant konferenciją šios temos iniciatorė. Tai Ernesta, ar gali trumpai galbūt įvardinti, čia daug, kaip ir atrodo gana aišku, bet ir įsivardinkim, apie ką kalbėsim, ar ne, tai kasgi tą mokyklos bendruomenę sudaro, kokie pagrindiniai dėmenys čia reikalingi, kad sėkmė ištiktų. Tai ačiū, Justina, sveiki visi ir visos, tikriausiai reikėtų sakyti visos. Prieš atsakant į tavo klausimą, iš tikrųjų noriu, negaliu nepasidalinti, kad labai simboliškai iš tikrųjų atsitiko taip, kad į konferenciją jungiuosi iš karto po Kūrybinės lituanistinės mokyklos Giliukai atvirų durų dienų Atėnuose. Tai pats renginys ir yra apie bendruomenę, apie tai, ką mes šiandien kalbėsim, ir apie tą kuriamą magiją. Tai tiesiai iš bendruomeniškumo ir bendruomenės lauko atkeliauju į konferenciją ir džiaugiuosi galėdama kalbėti apie šitą temą. Ir dar vienas irgi toks prieš pakalbant apie tuos dėmenis, svarbus momentas, kad pirmiausiai gal reikėtų sutarti, kad mano supratimu 21 amžiuje, kai mes galvojame apie mokyklą, tai mes iš karto savo pasakome ir atsakome į klausimą, kad mokyklos tikslas arba vizija yra ne tik tai mokyti tam tikrą kažkokį tai dalyką, bet ugdyti pirmiausiai visapusišką asmenybę. Ir kad ta visapusiška asmenybė ugdytųsi, nepakanka tik tai mokytojo indėlio. Reikalingas indėlis daug platesnis ir būtent reikalingas tas indėlis iš pačių mokinių, iš jų tėvų, mokytojų be jokios abejonės ir netgi aš galbūt dar praplėsčiau tą savoką, reikalinga ir vietos bendruomenės įsitraukimas, tai ar tai būtų bendruomenė lietuvių, ar tai būtų verslai, ar kultūros atstovai, ar religijos atstovai. Tai reikalinga visa ta visuma tam, kad mes bendraudami, bendradarbiaudami ir mokydamiesi vieni iš kitų galėtumėme suteikti galimybes vaikui ugdytis kaip visapusiškai asmenybei. Tai reziumuojant, tą bendruomenę ir sudaro visi mano minėti dėmenys.
Ačiū Ernesta, taip, tai išgirdom, ar ne, mokytojai, tėvai, vaikai ir visa komanda ir dar šalia palaikanti bendruomenė ar vietoje, kur yra, ar nuotoliu iš Lietuvos, taip pat turbūt bendradarbiavimas irgi dažniausiai yra svarbus. Ir dabar norisi tuos dėmenis taip palaipsniui panagrinėti po vieną. Man atrodo, vienas, kad apskritai įvyktų mokykla, kad ten būtų vaikų ir vyktų veiksmas, be abejo labai svarbu mokytojai ir visas kolektyvas, bet labai svarbus dėmuo yra tėvai, kad atvestų tuos vaikus. Tai jūs galite šiek tiek irgi pakalbėti, koksgi vaidmuo tenka tėvams, kuo jų indėlis svarbus ir kaip juos gal šiek tiek kartais tenka, kaip juos pasiekti ar motyvuoti, kad jie sužinotų apie mokyklas ir ateitų ir kartu vaikus atsivestų. Ačiū labai, Justina, ačiū visiems iniciatoriams šios konferencijos, labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti ir matau, kad ir dabar kuriasi bendruomenė tam tikra mūsų visų čia susijungus ir tai iš tiesų labai džiugina ir aš matau galimybės plėsti, bendradarbiauti ir dar labiau mūsų tą tikslą priartinti prie norimo skaičiaus, kad tas procentas vaikų, kuris yra gyvenantis išeivijoje, kad jisai didėtų. Tai aš atstovauju mokyklėlę Pasaka, kuri yra virtuali mokykla, bet taip pat esu ir vienos gyvos mokyklos atstovė. Mums su Aurima teko susipažinti Bergene. Tai išties tėvų indėlis labai didelis, norint tuos vaikus pamatyti mokyklose. Kalbant apie virtualias mokyklas, tėvai turbūt, jungiasi tie, kurie šalia neturi jokios kontaktinės mokyklos, kuriems labai toli važiuoti, kurie dėl kažkokių priežasčių nenori to kontaktinio ugdymo. Dažnai tų priežasčių būna visokių įvairiausių. Vakar truputėlį dalyvavau konferencijoje ir girdėjau išties įvairių skeptiškų tokių nuomonių, kodėl tėvai nenori jungtis lietuvių bendruomenės. Tai man atrodo, kad virtualios bendruomenės šiek tiek tėvam gali būti patrauklesnės dėl to, kad nėra kažkokios trinties tarp lietuvių, kurie įmanoma ten susikurti tą trintį kontaktinėse mokyklose, bet kadangi esu ir gyvos mokyklos atstovė, tai aš matau, kad įmanoma ir be trinties kažkaip į tas mokyklas prisijungti. Tai išties labai džiaugiuosi, kad tėvai turi galimybę ir gyvai vesti ir virtualiu būdu. Ir man atrodo, kad kuo daugiau tų mokyklėlių, kuo įvairesnių, kuo tėvam daugiau pasirinkimo pagal jų turimas vertybės, pagal jų pomėgius, ar ne, jeigu vaikai mėgsta piešti, jeigu jų vaikai mėgsta žaisti Minecraft, yra labai daug galimybių ir kuo daugiau, tuo geriau, nes mes visi skirtingi ir visiems reikia tos lietuvių kalbos, bet per skirtingas perspektyvas. Tai tėvai, aš manau, ir renkasi pagal savo vertybės, jie, nežinau, atsiverčia internete, pasižiūri vienų, kitų mokyklų vizijas, misijas, tikslus ir tiesiog renkasi pagal save, kur jau vesti tą vaiką, ar į kontaktinę, ar virtualią, ar į abi. Ir kaip dar juos lengviau pasiekti, tai man atrodo, čia turėtų būti ir jų tėvų interesas, ar ne, kurie išvyksta iš Lietuvos, kad visgi tai gyventų, rusentų jų širdise ir tas noras nebūtų pritemptas, nes iš ties mes galim, nežinau, pateikti pačias nuostabiausias programas, mes galim suteikti pačius protingiausius, šauniausius mokytojus, bet jeigu tėvai sako ne, tai iš ties, sunku prisibelsti į tuos namus, kuriuose jie gyvena. Tai mūsų tikslas turbūt visų mokyklėlių yra rodyti save, rodyti, kad juose vyksta gražūs ir geri dalykai ir kad tėvai tiesiog matytų mus tose platformose, kuriuose jie yra. Tai kaip juos pasiekti, galbūt mes šiandien ir išgvildensim dar diskusijos metu, bet man atrodo, kad nemažai jungiasi tėvų tiek į virtualias, tiek į kontaktinės mokyklas, tai tiesiog dar suremsim pečius ir padirbėsim dėl visų labo kartu. Ačiū Juste, iš tiesų labai džiugina, kad tų mokyklų yra daug ir daugėja.
berods švietimo ministerijos registre dabar jų apie 250 yra įvairiausių ir kontaktinių, ir nuotolių. Ir iš tiesų tas tikslas pasiekti kuo daugiau tėvų, apskritai juos informuoti, kad tų mokyklų yra ir šalia jų gal kartais ne visi žino, tai čia gali būti bendras visų mokyklų tikslas, nes kalbėdami apie savo veiklą kartu galime parodyti, kad yra, jeigu kažkas netinka ar netitinka poreikių, kad tų galimybių yra pačių įvairiausių, skatinti lietuviškumą ir mokytis ir kurti bendruomenę. Bet į gilį einant ir norisi paklausti, o kodėl svarbu kurti tą bendruomenę, ne tik formaliai, ar ne, kad ateina, nežinau, pasirašo sutartį ir gaunat pamokų tvarkaraštį ir prijungia vaikus ir baigėsi čia tas bendradarbiavimas, bet ir tėvus įtraukti ir į renginius, ir į grįžtamą į ryšį, ir tikrai jausti, kad mokykla yra tokia kaip antra šeima ir kuo ta stipri bendruomenė tada naudinga kiekvienam iš tų dėmenų, kiekvienai grupiai. Gal Viktorija nuo tavęs norėčiau pradėti šį klausimą gvildenti ir tada kitas kviesiu papildyti. Sveiki. Na tai ir aš sveikinuosi su visom ir labai dėkoju už šį kvietimą, labai džiaugiuosi už šią iniciatyvą, nes iš tikrųjų manau, kad lituanistinio švietimo tema yra be galo svarbi ir mūsų bendruomenėje iš tikrųjų yra toksai posakis, kurį mes labai naudojam tiek mokyklos bendruomeniai, tiek graikijos lietuvių bendruomeniai, kad mokykla duoda bendruomeniai graikijos lietuvių ir bendruomenė duoda mokyklai. Tai iš tikrųjų tas ryšys tiek mūsų pačių lietuvių bendruomenės stiprinimui, tiek pačios mokyklos bendruomeniai stiprinti yra labai stiprus ir labai glaudus. Tai mes iš tikrųjų džiaugiamės labai stipria draugystė, labai glaudžiai bendradarbiaujam, organizuojam kartu renginius ir iš tikrųjų galbūt dar prieš įsikuriant Atėnų lituanistiniai mokyklai, kuri buvo tik kontaktinė, tai tos visos mokyklos užuomazgos jos pradėjo kurtis pačioje bendruomenės veikloje, nes galbūt iš tikrųjų pradžioje Graikijos lietuvių bendruomenė buvo daugiau jaunimo susitikimai, išgerti kavos, pasikalbėti, surengti, paminėti lietuviškas šventes, po to pradėjus bendruomenės nariams kurti šeimas ir gimstant vaikam, keitėsi bendruomenės poreikis, bendruomenės interesai. Tai va vienas iš tų kaip pasakyti, sėkmingos bendruomenės dalių, tai yra bendras tikslas ir bendros vertybės. Tai atsirado poreikis atsirasti lituanistiniai mokyklai. Tai kai buvo įsteigta irgi pati pradžia, ypač tokioje mažoje bendruomenėje kaip Graikijoje, tai pati pradžia buvo mokyklos, tai ir užsimesgė toj bendruomenė, nes atsirado poreikis ir bendras tikslas visiems perduoti lietuvišką kalbą ar tradicijas mūsų vaikams. Taip pat, kas mums padeda kurti stiprias bendruomenės iš abiejų pusių, tai yra mes dalinamės resursais. Mokykla padeda bendruomenės renginiuose, bendruomenė padeda mokyklos renginiuose ir taip iš tikrųjų dalinamės, nes visi žinom, kad mūsų organizacijų veiklos daugiausiai remiasi į savanorišką veiklą, tai į savanorystę, tai tiesiog kartais tų resursų tikrai pritrunka ir čia mes vieni kitiem padedam ir tuo atžvilgiu mes tampam iš tikrųjų stipresni. Taip pat stiprios bendruomenės vienas iš sudedamųjų dalių yra įvairovė, nes kaip ir minėjo kolega iš pasakos mokyklos, kad mūsų yra daug ir reikia įvairiausių sričių, tarkim, kam patinka žaidimai, kam patinka ten, nežinau, tik virtualių reikia pamokų, kitiems reikia kontaktinių pamokų. Tai būtent bendradarbiaudami, tarkim, kultūriniuose renginiuose, mes tą įvairovę ir sukuriam. Kažkiek renginių, tarkim, įvairovės atstoja mokykla, kažkiek papildo bendruomenė galbūt ir tiem vaikam atsiranda didesnis pasirinkimas, ne tiek vaikam, bet ir tėvam atsiranda didesnis pasirinkimas, didesnė terpė dalyvauti veiklose, kurios jiems patinka. Tai taip mes irgi galima sakyti vieni kitus palaikom ir skleidžiam žinią. Ta komunikacija tampa efektyvesnė ir stipresnė.
Taip pat, kuo daugiau susitikimų, tuo yra dažnesnė kalbos praktika. Tai kaip ir šiandien susitikime kalbėjomės, kad kai vaikai ateina į susitikimus, jie dažniau bendrauja tarpusavyje ir jie supranta, kad ne tik mano mama prašo manęs kalbėti lietuviškai, bet yra ten, nežinau, ir Elitos mama, ir Kosto mama, ir Jorgo mama, kad jie irgi kalba lietuviškai ir ne tik aš esu vienas, iš kurio manęs mama reikalauja. Tai atsiranda toksai bendrumo jausmas ir visi juk mes esame socialinės būtybės ir norime priklausyti kažkokiai bendruomeniai, tai nebesijaučiam vieni ir jaučiamės, kad mūsų yra daugiau tokių. Dar aš esu pasižymėjus skatinimas dalyvauti. Tai tarkim, kai mokyklos renginiuose mes dažniausiai, irgi dabar kaip tik prieš susitikimą kalbėjau, kad mokyklos renginiuose mes skatinam žmonės dalyvauti bendruomenės renginiuose, lygiai taip pat bendruomenės renginiuose mes kalbam apie mokyklos veiklas ir taip vieni apie kitus skleidžiam žinią. Ir netgi vaikai matydami mūsų įsitraukimą į tų renginių organizavimą, tarkim ir tą lietuvybės ir lietuviško žodžio skleidimą, jie mato gerąjį pavyzdį. Ir manau, kad tuo geruoju pavyzdžiu mes ugdome vaikų ir pačių socialinius įgūdžius ir lyderystės įgūdžius. Jie galbūt, esu ne vienose mokymuose dalyvavusi, kur Amerikos lietuviai, kurie organizavo veiklas, tarkim, ir antra, trečia karta vaikai lygiai taip pat tęsia tą dalyvavimą bendruomenės veikloje. Tai mes savo pavyzdžių užkrečiame ir savo vaikus, juos mokome, kaip tą grandį tęsti. Tai ir manau, kad tuo mūsų bendradarbiavimu, kaip mes draugaujam su giliukais, tarkim, Graikijoje, tai yra, kad gauna tiek mokykla, tiek bendruomenė vieni iš kitų. Ir tai ta pati pasiekmė yra tik tais stipresnis ir geresnis tiek bendruomenės, tiek mokyklos augimas. Ačiū, Viktorija. Čia, man atrodo, pusę diskusijos klausimų galima išbraukti, nes jau Viktorija atsakė, pasiruošusi šaunu, bet gal vis dėlto dar ko nors ir nepasakė, ar yra norinčių papildyti apie tas naudas, ar ne tėvams, mokiniams ir mokytojams būti toje bendruomenėje, ar jau šitą klausimą mes išsėmėm su Viktorija. Ernesta, matau, Jo, aš kaip čia, vyšnę ant torto uždėsiu apie tai, ką Viktorija sakė. Aš manau, kad didžiausia nauda tai yra užtikrinama motyvacija. Tai yra mes tokiu būdu pasiekiame, kad pats vaikas, mes jį įgaliname jaustis atsakingu už savo mokymąsi. Tai yra, jisai turi vidinės energijos, vidinės baterijos tą daryti ir tą tęsti. Dėl to, kad, ryšiai ir santykis daro tikrai stebuklus ir dėl to, tą temą mes ir suformulavome, kad tai yra bendruomenės magija. Dėl to, kad iš tikrųjų atsitinka stebuklingi dalykai, padedamas gilus pagrindas motyvacijai ir užpilama iš tikrųjų nuo pačios aukščiausios klasės kuro, tai baterijai tęstis ir gyvuoti. Tai man atrodo, kad būtent ta dalis yra pati svarbiausia. Dėl to, kad mokymosi procesui reikia nuoseklumo ir motyvacijos, tai būtent bendruomenė užpila motyvacijos kuro, ar ne, o priemonės, metodai, programos pasirūpina tuo dalyku, ta medžiaga, galima sakyti taip. Ačiū, Ernesta. Iš tiesų pakalbėjom apie naudas, kodėl verta tą bendruomenę kurti, kokią magiją jinai sukuria ir kodėl tai yra naudinga. O kad tai įvyktų, kiekviena iš šių grupių turi įnešti savo indėlį ir savo darbus atlikti. Tai noriu pakalbinti Austėją, pradėti nuo Austėjos šitą klausimą, kaip manai, koks kiekvienos grupės indėlis reikalingas, kad bendruomenė būtų stipri, tiek mokytojų, tiek tėvų, kad ir mokymosi procesas būtų sklandus ir rezultatai džiugintų ir visa eiga.
Tai žodis Austėjai. Labą dieną dar kartą. Prieš tai buvusios mano kolegės pusę mano minčių pavogė netyčiom. Tai aš gal pasakyčiau taip, kuomet bendrai prasideda mokymosi etapai, tai mes tėvai ir mes mokytojai turim vienintelį bendrą tokį tikslą. Geros patirties, mokymosi patirties savo vaikam. O kaip žinom, bendrų tikslų siekti, kai aplink mūsų bendraminčiai pasiekti yra labai paprasta. Kada vieningas mokyklos ir tėvų tikslas tuomet labai paprasta už tą vaikų gerovę. Sukurti tuo pačiu saugų ir palankų mikroklimatą tiek mokykloje, tiek namuose, nes dalis mūsų vaikų mokosi hibridinių modelių, tiek po to ir bendruomenė. Na, iš komunikacijos prizmės žiūrint, irgi labai atvira komunikacija tarp mokytojų ir tėvų, kuria tokį pasitikėjimą, glaudesnius ryšius tarp visų bendruomenės narių. O kaip visą tai įgyventinti, taip pat kaip ir pavyzdys šiandieną buvo, kai mes grįžom iš atvirų durų dienų renginio, taip pat ten ar organizuojam kokias sporto šventes, ar bendruomenės tas pačias. Ir mano galva tai labai padeda ne tik vaikams jausti, neva jie patys kuria tą mokyklą, bet ir taip pat suartina tėvus, mokytojus, vadovybę ir tarsi išsitrina linijos ir tampame visi kaip viena komanda. Tad mano pačios jau kaip dabar jau ir ne tik kaip mamos, bet ir mokytojos toks ir tikslas yra, kad kuo daugiau įtraukti tėvus, pakviečiant vienus, tarkim, pasidalinti savo idėjom arba prisidėti prie organizuojamo renginio, nes vienas kito emocinis palaikymas padeda visai bendruomeniai. Ir kartais netgi netyčiom išsprendžiam tokius socialinius, emocinius iššūkius, mokymosi sunkumus, nes mes kaip ir žinom, kad jau vaikai, tie, kurie mokosi lietuvių kalbą, dažnai jiem tai būna net nebe antra, o trečia ir ketvirta kalba, tai lygu kaip užsienio kalba, tai ir tą pasitikėjimo stoką, tas linijų ištrinimas ir bendruomeniškumas mūsų padeda įgyvendinti, bet tai ta mokykla ir turėtų būti kuriama ties tom, kad vienas lauke ne karys, o bendruomenė tai traukiam visus, nuo mažiausių iki didžiausių. Ačiū, Austėja. Tai jūs gal kviečiu, gal turit papildyti kažką ir šitą klausimą ir kartu praplečiant jį, gal yra kažkokių minčių ar patarimų, kaip įgalinti tuos tėvus įsitraukti į mokyklos gyvenimą, į ryšį su mokytojais, į renginius ir panašiai, kaip komunikacijos specialistai, gal irgi galit pasidalinti, ar ne kokią matytumėt svarbiausią žinutę tiems tėvams transliuoti, kad jie ir išdrįstų, ir rastų laiko, noro ir pasijaustų tikrai ir patys bendruomenės dalimi, o ne tik, kad aš vaiką kažkur užrašiau, tai dabar jūs juo ir pasirūpinkite. Taip, iš tiesų, atėjus į virtualią mokyklą, aš pajutau tą bendruomenės jausmą, nepaisant to, kad viskas vyksta tik tai per ekraną ir tiek mokytojai susibendravę, tiek vaikai. Ir pavyzdžiui, grįžta vaikai po vasaros atostogų su mokytoja, kalbasi, pasakoja savo nuotykius, pastebi mokytojos plaukų šukuosenos pokyčius, klausia, kaip katinas gyvena. Iš tiesų tai ir nuotoliu įmanoma sukurti tą ryšį. Ir aš pati kaip mama buvau savo sūnų užrašius prieš keletą metų į pasaką ir man buvo taip įdomu, aš galvoju, mano vaikai turi galimybę ateiti į kitą pasaulį, dar kitą pasaulį, ar ne? Aš norėjau, kad jie ir Bergene mokytųsi ir pamatytų vaikus gyvenančius Japonijoje, nežinau, Amerikoje ir dar kitose šalise, kad kuo daugiau jie turėtų galimybių bendrauti, pamatyti pasaulį ir kitomis akimis, kitų vaikų akimis ir prisiliestų prie lietuviškumo daugiakultūriškai. Tai, nežinau, turbūt atrodė, kad aš viena keistesnių mamyčių, kuri ten po pamokos paprašė mokytojos, o gal galim visi kartu su šeimom prieiti prie ekranų, susipažinti. Tai visos tokios iniciatyvos tikrai yra išskėstomis rankomis laukiamas ir jeigu tik yra tėvų noras susipažinti ir pabendrauti tarpusavį, tai tikrai mes ir kviečiam ir nebijom to tokio neoficialaus bendravimo. Tai tėvams turbūt reikia atverti tas duris, parodyti,
kad mes esam dėl jų, jie yra dėl mūsų ir mano ta pagrindinė žinutė išties skatinti kuo daugiau, kadangi mes bendraujam virtualiai, kol kas galbūt ateityje kokioje stovykloje susitiksim, bet kad mūsų tas bendravimas ir vyktų virtualiai, ar ne, nes negalim pasiekti, negalim kol kas susitikti Lietuva, Bergenas ir Amerika, tai mes galim vieni kitus pamatyti toj virtualioje erdvėje ir pavyzdžiui, būdami savo Instagramo ar Facebooko erdvėse mes galim prašyti įvairių sąveikų, ar ne, ten parašyti, kaip jums sekasi, pasirinkti ten kažkokį atsakymą, na, nuotraukų, ten stories ar ne variantai kažkokie, tai kad tas bendravimas vyktų online, tikrai reikia įdėti daug pastangų ir tai reikalauja laiko. Jeigu norisi padaryti čia ir dabar, taip nepavyks ir aš manau, kad nuleisti rankų mes neturim, turim bandyti, tęsti ir kalbinti tos tėvus, kad gautumėm ir atgalinį ryšį ir jie jaustųsi arčiau mūsų, o mes arčiau jų. Tai bent aš tikiuosi, kad mūsų tėvai ir kitų mokyklėlių tėvai jaučia tą norą, kad jie būtų ne tik atvedantis vaikus į mokyklą ir ten paliekantis viską savo valiai, bet išties noris ir to tėvų įsitraukimo, idėją siūlyti visuomet galima ir mes irgi transformuojamės, mūsų mokykla keičiasi ir kviečiam tėvus į susirinkimą, kad jie savo mintimis dalintųsi ir, na, klausomės, bandom klausytis to, ko reikia tėvams. Tiesiog tas dialogas, jisai turi vykti nuolat ir man atrodo, kad komunikacija yra tas pagrindinis raktas, ar ne, kokiu keliu mes kartu eisim, kur žengsim ir, aišku, sunku rasti tą vieną nuomonę, vieną tokį bendrą tikslą, bet tam ieškojime mes kartu ir galime bendrauti, ieškoti tiesiog ir rasti galbūt. Matau, Viktorija kelia ranką, tai aš jau baigiau. Ačiū Juste, iš tiesų, man atrodo, kad tėvam labai svarbus tas palaikymas, nes iš tiesų ilgą laiką turbūt, na, tiesiog ne visos mokyklos, kol jos užaugo, kūrėsi, ypač savanoriškais pagrindais, ne visos ir turėjo, na, resursų skirti daug laiko dar ne tik pamokom pasiruošti, bet ir papildomai kontaktuoti su tėvais, tai tam tikrai reikia laiko, nuoseklių tokių pastangų ir šioje konferencijoje ir panašaus pobūdžio renginiuose ir tarp dviejų šalių susitikimuose matau, kaip žmonėms reikia tos erdvės dalinti savo dvikalbystės iššūkiais vaikų, bet ir ši konferencija vadinasi Auginu vaiką užsienį, tai visais tais iššūkiais ir džiaugsmais dalintis ir kad ir ekrane susitikę, jau kitą kartą jie drąsiau ir į tą apklausą socialiniuose tinkluose sureaguos, kai jie jau mato, su kuo jie diskutuoja, pažįsta šiek tiek, yra įsitraukę, tai turbūt ir tų virtualių pašnekesių reikia tada drąsiai traukti socialinius tinklus. Ir Viktorija, prašau, papildyti, ką norėjai. Labai trumpai, aš tikiu, kad galbūt apie virtualios mokyklos komunikaciją ir tėvų įsitraukimą galbūt ir Ernesta galės daugiau papasakot. Aš tiesiog galbūt papasakosiu apie pirmuosius žingsnius, kaip buvo man, kai kūrėsi Atėnų lituanistinė mokykla. Aš atsimenu, buvau nuvažiavusi į lyderių laiko mokymus Lietuvoje ir ten jau senbuvių grandų klausiau. Pas mane mokykloje yra 3 vaikai. Kaip man ją užauginti? Tai ką man patarė, atsimenu tada Arūnas Teišerskis, jis sakė, vaikams reikia bendrų prisiminimų, bendrų išgyvenimų. Tai ką mes iš tikrųjų ir dabar jau, kai esam kūrybiniai lituanistai mokykla, mes tai tęsiam. Apie tai papasakos Ernesta, kad nekalbėčiau tik aš, bet kaip mano prasidėjo, labai noriu pasidalinti, kaip prasidėjo mano tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą. Tai man buvo iš Anglijos, tada vienos mokyklos mokytoja man buvo patarus, jeigu tėvai atveda savo vaikus ir juos ne tik palieka, bet ir patys laukia, sako, paprašyk jų nudrožti pieštukus. Aš taip ir padariau. Įdaviau, gal galit mamos man čia padėti. Ir aš jau tiesiog paprašau padaryti keletą darbelių, kurie yra skirti mokyklai. Ir jos jau ten sėdi tos pieštukus bedroždamos ir jau ten pradeda apie savo problemas dalintis. Dar ką aš darydavau, kadangi pas mus būdavo 4 valandos
skirtos mokyklai kontaktiniai, būdavo pertraukos, nes tikrai tas vaikai ir išaldavo ir viską. Ir aš iš pradžių būdavo atsinešu ten vandens, ten pas savo sūnui ten kokį sumuštinį, tada padariau ne vieną, atnešu ten kokius 2-3, kokius sausainių pokelį nuperku prieš, ir jau kai būna ta ilgoji pertrauka, tada jau ten tiem, žodžiu, vaikukam visiems ir ten 5 pridalinu. Ir žinokit, metų pabaigoje pas mus per ilgąją pertrauką būdavo didžiausias stalas, nes tada mamos, kas iškepė pyragą, kas nupirko ten kokiu nors tiropitų graikiškų ten. Ta prasme, ir jos pamažu įsitraukė ir mes dar pasėdėdavom, padiskutuodavom ir pasidalindavom savo išgyvenimais ir patirtim ir blogosiom ir gerosiom praktikom. Tai va, tai tas įtraukimas tėvų tikrai, tos mokyklos, kurios kūrėsi, duokit drožti pieštukus padeda. Ačiū, Viktorija, tikrai čia tavo pavyzdys, toks įrodymas, kad genialumas slypi paprastume ir man tas pieštukų drožimas dabar taip įsimins kaip toks simbolis bendrystės ir kad tu gali pieštukus drožti ar kaip vaikystėje kokias pupeles gliaudyti ir ten ir visos kalbos pačios prasmingiausios gimsta ir visokiausi projektai. Ir Ernestai noriu žodį grąžinti ir gal taip pakreipti diskusiją, man pratęsiant Austėjos mintį, kad ta bendrystė, tas toksai tikslingas bendradarbiavimas, ryšys visų tų bendruomenės neesančių grupių, jisai ne tik sklandesnį mokymosi procesą užtikrina ir turbūt visoms pusėms malonesnį, bet ir tarsi šalutinį tokį gerą efektą turi ir nepapildomų sprendžia socialinių, psichologinių problemų. Tai gal galima tą temą pradėti praplėsti, ką dar kartu galima, kur ta magija, kai jinai jau susikuria ir ne, kur jinai yra veiksminga ir ką kartu galima dar nuveikti, ką kartais galbūt iš pirmo žvilgsnio net nepagalvotumėm, kad gali būti lituanistinės mokyklos tikslas ar užduotis. Ernesta. Ačiū, Justina. Prieš atsakant į klausimą, dar noriu šiek tiek prieš tai buvusios temos sugrįžti dėl to, kad manau, kad tai yra susiję. Tai šiuo metu kūrybiniai lituanistiniai mokyklai mes turime 2 kelius. Tai mes turime kontaktinę dalį, tai yra tam tikrose regionuose turime kontaktinės pamokas, tačiau tuo pačiu metu mes vykdome ir pamokas nuotoliu, ar ne? Tai tarsi turime ir vienos ir kitos patirties ir taip kaip ir Justė minėjo, kad be jokios abejonės, kai pamokos vyksta tik tai nuotoliu, reikia iš tikrųjų pasitelkti kūrybiškumą ir pasukti galvą, kaipgi kurti tą mokyklos bendruomenės magiją. Dėl to, kad, kaip ir pradžioje minėjau, be bendruomenės yra labai apsunksta pats mokymosi procesas, ar ne? Jisai tampa tarsi ne visavertis ir ne visapusiškas. Tai šitoje vietoje apie tai, ką kalbėjo Viktorija, kad kartais iš tikrųjų vieniems tėvams reikia patikėti tam tikras užduotis, įtraukti juos į procesą. Ar tai būtų pieštukų drožimas, ar tai būtų, nežinau, pagalba vizualų kūrime, ar tai būtų idėjos dėl pačios programos patobulinimo, ar tai būtų tiesiog klausimai, o kaip jūs manytumėte, tarkime, kokius skaitinius šiais metais mes galėtumėme pasirinkti. Ir šitoj vietoj labai svarbus momentas, kaip aš visuomet sakau, atsigręžti į žmogų, iš tikrųjų nenustoti jame ieškoti ir pastebėti talentų. Ir šitoje vietoje be jokios abejonės mokyklos administracija arba vadovas tai turi padaryti. Kaip pavyzdys, su Austėja mes pirmiausiai susitikome, kaip ji buvo mama, kuri atvedė į mūsų mokyklą savo vaiką mokytis lietuvių kalbos. Ir tai buvau aš tas žmogus, kuris tiesiog pamačiau joje
gebėjimą ir talentą ir pakviečiau ją tapti mokyklos mokytoja, ar ne? Tai va šitoje vietoje iš tikrųjų labai svarbu žengti tą žingsnį ir patikėti užduotį ir leisti tam žmogui tą užduotį padaryti nuo pradžios iki galo. Kitas pavyzdys tai yra, tarkime, praeitais metais per istorijos pamokas mes patikėjome vaikui ir jo mamai pravesti pamoką, ar ne? Tai yra, jie pasiruošė vikingų tema ir jie tapo mokyklos Lietuvos istorijos pamokos mokytojai dėl to, kad kaip kilo ta idėja? Dėl to, kad mama po istorijos pamokų visuomet man parašydavo kažkokią tai žinutę. Ar ten, tarkim, labai berniukui patiko istorijos pamoka ir mes po to ten, žodžiu, dar nagrinėjomės. Tai aš jau matau, kad jau jinai, kaip pasakyti, jau jinai yra karšta toje temoje, jau jinai įsitraukusi ir aš, nieko nelaukiant, ją ir pasiūlau. Tai, tuomet gal jūs norėtumėte tapti mokyklos mokytojais. Tai vat nuolat ieškoti ir šitoje vietoje labai svarbus bendradarbiavimo momentas tarp mokytojų, kad mokytojos irgi dalintųsi informaciją, kad apžvelgtų, aptartų pamokas, vaikus, kas sekasi, kokie iššūkiai, kad mokyklos administracija įsitrauktų ir kartu įtrauktų ir kartu įtraukti tėvus. Dabar pratęsiant toliau, kai visą tai mes jau padarome, dangus ne ribos. Tai mes galime iš tikrųjų vystyti įvairiausius projektus, organizuoti ekskursijas. Pavyzdžiui, kiekvienais mokslo metų pabaigoje mes rengiame ekskursijas, susipažinti su vis kitais Graikijos kultūriniais objektais. Tai ta ekskursija organizuoja mokykla, bet įtraukiame vieną vaikų mamą, kuri ir veda tas ekskursijas. Tai yra kurti, kaip ir Viktorija minėjo, kurti tuos prisiminimus, ar tai būtų kontaktu vykstantis dalykai, ar nuotoliniai dalykai, susigalvoti sporto švenčių, bet visa tai rutuliojasi ir gali išsirutulioti prie labai labai didelių, gražių projektų, dalyvauti Lietuvoje vykstančiose šventėse, susitikti Lietuvoje, keliauti vieniems pas kitus, dalintis informaciją. Kaip ir sakau, ribų jau čia nebėra. Tai gal šitoje vietoje norėtųsi pabrėžti, kad aš labai tikiu dalykais, kurie gimsta, kurie tarsi išauga kaip augalas iš gero dirvožemio, o ne tie, kurie nukrenta iš dangaus. Tai yra, dažniausiai tuos dalykus, kuriuos mes tarsi nuleidžiame iš viršaus, jie sunkiau įsigyvendina, o kai tai ateina iš vidaus, iš šaknų, tuomet jie ir stipresni yra, ir motyvuojantis labiau, ir labiau įtraukiantis. Tai yra ne tai, kad aš dabar sugalvosiu, kad šiais metais mes tam darysime vieną ar kitą dalyką. Daug geriau, daug stipresnis jisai yra, kai jisai ateina iš vidaus. Tai čia mes ir per pamokas tą sakome, ar ne, klausyti ir iš tikrųjų girdėti ir matyti ne tik akimis, bet ir širdimi. Ačiū, Ernesta, ir Austėja norėjo papildyti, jau kėlė ranką. Bet ta bendrystė kiek toliau nuvedė, net liepė į tą pačią partiją įstoti. O ar užstrigo Austėjos garsas, ar čia? Manau, jinai užstrigo. Užstrigo Austėja, tai... Su garsu, man atrodo, Austėjos irgi ten problemos kažkokios. Šiek tiek buvo, bet tai... O kas...
Austėja, Aha, grįžau. Aha, grįžai. Tai Taip. tada nuo pradžių prašysiu tęsti, nes tik tai apie partiją girdėjom ir tada tu pastrigai. Taip. Tai, o vat su kiekvienu Ernesto žodžiu pasirašyčiau, tik jis sakė, kad nėra tam ribų. Ribos yra, nors tą draugystę tęsti, o žiūri, kad jau nei laiką, nei tėkmę nebe patenki. Tai šiandien turėjau tokį vieną labai pavyzdį gerą. Paklausiau ambasadorės, kaip sekasi mokytis graikų kalbą. Sako, nu, aš ją mokausi, bet jinai manęs dar nelabai žavi. Sakau, kodėl? Na, sako, mokytojas neįkvėpia. Sakau, o ką reikia daryti tam mokytojui, kad įkvėptų? Na, sako, aš neturiu tokio pajautimo, bendrumo, jokių emocijų, ryšio nėra. Tai saugusiam. O įsivaizduokit, kas darosi vaiko galvoj, jeigu mes neturim to ryšio. Tai tą ryšį mes dažniausiai ir pasiekėm nuotoliu, taip, tu sėdi ir matai, kad už mergaitės kambario, tarkim, rožinė spalva, tai matyti, jai imponuoja rožinės spalvos, arba norom, nenorom pasako, kokį kompiuterinį žaidimą žaidžia, ar kas yra, kokį sporto būrelį, tai gali tokius akcentus pamatyti. Bet geriausiai pažįsta savus vaikus tėvai, tai vat būtent per tą bendrystę, per susitikimą, tu gali tiek daug visko sužinoti, žvelgti ir paliesti netgi tokias problemas, šeimos problemas, kur, na, prieš klasę tikrai neatsiveria. Tai vat bendrystė tam ir reikalinga, kad užtikrinti visus kampus, kad visi kampai būtų geri ir mes, kad būtume vienoj partijoje. Taip? Tai iš tiesų labai svarbus, ką Ernesta minėjo, man atrodo, ir komandos susirinkimai, kad mokytojos ar ne mokytojos ir komunikacijos komanda ir ne, kiekvienoje mokykloje šiek tiek skirtingas komandos, galbūt, kad dalintųsi ir iššūkiais ir bendrystė ir daugiau skirtingų sričių specialistų, skirtingų mokytojų ir vadovybės, tai gali visai iš skirtingų kampų pažiūrėti ir į tą pačią problemą ir įvairių sprendimų rasti. O Austėja tikrai gražų kampą palėtė apie tą, kad kai tėvai išdrįsta pasidalinti ar šeimos problemomis, ar to vaiko ankstesnėm patirtim galbūt daugumos mokykloje, nes mokytojas tą išsiaiškinti gali užtrukti tikrai labai ilgai, jeigu nebus apie tai kalbama ir bendrom pastangom, tada tikrai galima rasti turbūt taip pat sprendimų individualizuotų ir tam vaikui pritaikyti kažkaip ar ne. Daug kalbėjome jau šitą temą, taip pat palėtėm apie virtualias pamokas, virtualius užsiėmimus, virtualias mokyklas. Tai dar yra turbūt tas mitas arba dalies tėvų galbūt nusistatymas, kad tik tai kontaktiniai susitikimai tai yra tokia tikra mokykla, kad reikia susipažinti, apsikabinti, nežinau, šokti ratelėje ir tada įvyksta magija, o ekrane tarsi tos magijos mažiau, bet mes visos turbūt savo patirtimi liudijame, kad taip labai smagus gyvi susitikimai, bet ir nuotoliu galima stebuklus padaryti, tai gal norėsiu ir jūs tą pakalbinti ir paskui papildyti ir Ernestą, Viktoriją, kaip kurti, dar bet papildyti tą temą, kaip kurti tą bendruomenę nuotoliu, šiek tiek užsiminėm ir kokie čia kūrybiniai sprendimai galimi, nes to kūrybiškumo turbūt reikia daugiau. Tai gal jūs pradėkit ir paskui Ernestą papildysit. Taip, iš tiesų yra tas mitas ir tikrai tėvai nori, kad vaikai kuo mažiau galbūt laiko leistų prie ekranų, nes, visokie tyrimai ir taip toliau, bet man atrodo, jeigu kokybiškas laikas prie ekrano, turinys kokybiškas, tai nėra kažkoks labai didelis blogas dalykas ir tie tėvai, kurie domisi įvairiomis galimybėmis, jie mato ir didelių pliusų susitinkant virtualiai. Tai man atrodo, kad labai svarbu pataikyti į vaikų pomėgius, vaikų norus, atliepti tai, kas jiems aktualu, kad pamokos būtų ar ne tik pratybų pildymas, gramatikos kalimas, taisyklių kažkokių atmintinai išbarbenimas, nes man atrodo, kad greit vaikai patys pabėgtų nuo tų kompiuterių į lauką spardyti kamuolio. Tai kad taip nebūtų, tai turėtų būti ir pamokos prie jų pritaikytos, jiems turėtų būti įdomu, mokytojos irgi didelis indėlis į tą
už ryšio užmezgimą, už pastebėjimą rožinės ar mėlynos sienos, ar ne, už nugaros. Ir pamokose vaikai atsineša parodyti ir žaisliukus, ir katinus, ir šunis, žodžiu, susitempia prie ekrano viską, ką turi. Mokytoja taip pat pademonstruoja savo turtus ir augintinius. Tai tas ryšys užsimezga, galbūt ne per pirmą pamoką, galbūt ne per antrą, bet per kursą, per 12 pamokų ar ilgiau tie vaikai ir mokytojai susibendrauja. Tėvai, aišku, ne visuomet dalyvauja pamokose, bent pas mus tai yra iki 4 metų, tik tai tėveliai turėtų dalyvauti kartu, o vėliau jau jie savarankiškai. Tai ta magija, man atrodo, įmanoma, kai visi įdeda nuoširdų 100% darbą, kiekvienas tai, ką turim daryti, pradedant nuo vadovo iniciatyvų ir užkrečiant visus aplinkui, ar ne, savo administracijos darbuotojus, kurie atsakingi už programų paruošimą, kurie gali ir negaili savo laiko investavimo į tokius intensyvius paieškos, tiesiog detektyvinius darbus, kas vaikams patinka, kas šiuo metu aktualu ir ant bangos, kaip sakoma, nes tikrai kartais mes nespėjam iš paskos su tais vaikais ir, sakykime, kalbant apie integruotą lituanistinę programą, ar ne, tai man atrodo, kad turim žengti tais pačiais keliais, kuriais eina vaikai, ieškoti jiems patrauklių formų ir stengtis atliepti. Tai kaip mums tai pavyksta ar nepavyksta, turbūt ir parodo grįžtantis vaikai į mokyklą, skleidžiantis žinią kitiems ir didinantis mokinių tiesiog būrį tiek kontaktinėse mokyklose, tiek virtualiuose. Ačiū, Juste. Iš tiesų, turbūt tą virtualias nuotolinės pamokas, man atrodo, galima išnaudoti kaip privalumą, kad vaikai juk yra jaukioje, saugioje aplinkoje savo namuose, tai į mokyklą fizinę nesusitemps katinų ir šunų ir ten dar visų ir neparodys sienų ir visko, tai čia galima išnaudoti tą ir kaip privalumą, ne tik laiko taupymą ir tokį patogumą, kad nereikia niekur važiuoti, bet dar ir parodymą, tos atskleidimą šiek tiek savo asmenybės per savo aplinką gyvenamą. Ernesta, kokių kūrybinių sprendimų, kuriant virtualiai bendruomenę, tu matytum, kas pasiteisina ir ką dar gal ateityje tik galima daryti? Kaip ir minėjau, iš arti liečiu ir vieną ir kitą, tai yra ir kontaktinį, ir nuotolinį mokymąsi. Be jokios abejonės, faktas yra toks, kad kai mokytojas, tarkime, gyvai įeina į klasę, jau jisai atneša tam tikrą užtaisą energijos, ar ne, vien tik tai savo stotų, savo buvimu, savo ekspresiją, savo išvaizdą, viskuo, ar ne. Tai šitos dalies, aišku, per nuotolį, ją pasiekti yra daug sudėtingiau ir reikalauja didesnių resursų padaryti. Faktas kaip blynas, nuotoliu vaikas tiesiog gali paspausti mygtuką ir išeiti, pasišalinti iš klasės taip lengvai, jisai neatsistos ir neišeis, dėl to, kad vėlgi reikia savyje turėti energijos arba, kaip sako, liaudiškai smarvės, kad staiga atsistotum ir išeitum iš klasės. O čia paspaudai mygtuką ir tavęs jau nebėra, ar ne? Tai kad šitie dalykai neįvyktų, man atrodo, yra toks daugialypis receptas, ar ne? Tai be jokios abejonės interaktyvios, kūrybiškos, įdomios pamokos, pasitelkiant ne tik tai savo kūno kalbą, bet ir technologijas, ar ne? Tai, kaip pasakyti, santuoka. Kūno kalba, energija mano, technologijos ir gaunasi rezultatas, kuris pritraukia vaiką arba išlaiko jo dėmesį. Antras labai svarbus momentas tai yra
lūkesčiai, ar ne, nesitikėti, kad vaikas atsisės prie ekrano ir, žodžiu, kaip suaugęs sudės rankas ir net nekrusteldamas bus pamokoje. Jis gali būti po stalu, jis gali suktis taip ratu kėdėje, ar ne, dėl to, kad jisai jaučiasi visiškai atsipalaidavęs savo namų aplinkoje, vėlgi nėra to mokytojo energijos, kuri galbūt jį šiek tiek suima. Tai vėlgi leisti vaikui būti tame procese. Dar vienas svarbus momentas tai yra nuoseklumas. Kartoti, daryti dalykus nuosekliai ir pastoviai. Ir žiūrėk, po 4 pamokos vaikas išlindo iš po stalo, ar ne, ir jau pasakoja ten apie savo kažkokius tai dalykus. Ir dar kuo vaikai labai nustebina, nors 3 pamokas sėdėjo po stalu, bet jisai puikiai atraportuoja, apie ką mes kalbėjome, ką jisai išgirdo, jo įspūdžius netgi išsako ir taip toliau ir panašiai. Kitas dalykas tai yra ieškoti būdų ir metodų, ar ne? Tai yra, kaip aš sakau, vėlgi suženyti tą klasiką ir modernystę. Be jokios abejonės pasitelkti ir rašymą, ir piešimą, tai yra, kad smulkioji motorika lavėtų, bet kartu naudoti ir technologinės priemonės. Tai yra, mano įsitikinimu, laikyti balansą, tai yra nenueiti nei į vieną pusę labai smarkiai, nei į kitą pusę. Lygiai tą patį dalyką, ką vaikas daro klasėje, jisai tą patį gali daryti prie ekrano, jisai gali ir rašyti, ir piešti, ir kurti dalykus, ir įsivaizduoti, ir tas pačias, Justė minėjo, ir netgi tas pačias pratybas pildyti, jisai viską tą patį gali daryti. Ir dar vienas dalykas, Justė taip pat užsiminė, kad užtikrinti, kad pamokoje dalyvautų ne mama, bet vaikas. Tai šita dalis yra labai labai svarbi, ypatingai virtualioje mokykloje. Kontaktinėje mokykloje tai automatiškai tėvai lieka už klasės durų, ar ne, jie kartu nesėdi su vaiku suole. Tai nuotoliniai mokyklai labai svarbu pasiekti, kad ne mama Ernesta dalyvautų pamokoje ir spręstų užduotis, bet jos ten sūnus arba dukra dalyvautų pamokoje. Tai mūsų mokykloje irgi mūsų mokytojos, žodžiu, labai kūrybiškai siūlo mamoms eiti pasidaryti kavos, praleisti sekmadienio rytą besikalbant su savo sutuoktiniu, ar ne, o palikti vaiką iš tikrųjų mokytis klasėje vienam. Ir aišku, tokie smulkus dalykai. Ten, pavyzdžiui, ką mes darome, sujungiame visus tėvus arba visas mamas į Viber grupeles, ar ne, ir kad galėtumėm, tarkim, nežinau, vaikai kažką tai ten padarė, kažkoks įspūdis, kurio klasėje tu tiesiog pakeltum ten savo piešinį ir parodytum, o čia jau galima nufotografuoti, iš karto įdėti į grupelę, mokytoja šmaukštą piešinį parodo ekrane, ar ne, ir visi išgyvename tą emociją. Tai aišku, čia yra reikalingas dinamiškumas ir greitis. Tai yra, kai aš turiu per sekundę labai greitai sureaguoti, ar ne, kažkas atsiuntė, pamačiau, įdėjau, pasidalinau, visi kartu klasėje išgyvename. Nepamiršti vaikų gimtadienio, užfiksuoti, tarkim, mūsų mokykloje irgi mokosi vaikai iš įvairių šalių. Tai vėlgi pasižiūrėti, toje šalyje dabar vyksta, nežinau, kažkokia tai šventė arba kažkoks tai labai svarbus momentas. Tai vėlgi, nepamiršti, pakalbinti, pakviesti, pasidalinti. Vieniems atostogos, kitiems ne atostogos, tai atliepti tos dalykus.
Tai man atrodo, kad virtualioje mokykloje labai svarbi savybė tampa dinamiškumas. Tai yra gebėjimas greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją ir tuos vaikus tokiu būdu įtraukti ir kalbėti apie tuos dalykus, kurie jam yra svarbus. Tai manau, kad tiek. Tai ačiū Ernesta, puikus toks apibendrinimas ir išvardinimas dalykų, ką galima daryti. Kai kurie atrodo kartais smulkus dalykai, bet jų visuma, pradedant nuo tų pieštukų drožimo ar ne, iki virtualiai gimtadienio ar mamų irgi įtraukimo ar grupelių, tikrai ir kuria tą bendrystę, kuo daugiau tų dalykų susideda į krūvą. Tai artėjom prie valandos, tai noriu tada kiekvieną pakviesti tarti tokį baigiamąjį žodį šiai diskusijai po sakinį 2, kas liko gal nepasakyta, ar kaip tik ką norėtųsi akcentuoti, o tas, kurios klauso, tai jeigu turit klausimų ar norėsit pasisakyti po baigiamųjų žodžių, kviečiu arba parašyti čiate, arba tiesiog kelti ranką ir būtinai pakalbinsim. Tai Viktorija, gal nuo tavęs norėčiau pradėti tą apibendrinimą. Aš galbūt pasakysiu tokį vieną patarimą visom mamom, kurios klausosi ir galbūt klausysis ateityje, nepasilikite vienos. Ateikit, atveskit savo vaikus į bendruomenę, į virtualią, į kontaktinę mokyklą ir nespręskite nepasilikite savo tos lituanistinio švietimo ir lietuvių kalbos mokinti vaiką, kuris galbūt kartais ir priešinasi, ne visada, bet būna ir taip. Ir tai nėra lengva, nepasilikite prie to vienos, nes tam yra tikrai stiprios mokyklų ir lietuvių bendruomenės, kurios tikrai padės visame kame. Ačiū Viktorija, Austėja. Ką noriu akcentuoti ar galbūt pridėti, ko nespėjom pasakyti? Tai aš, kadangi reprezentuoju ir einu su 2 vėliavom, tai pirminė iš mamos pusės vėliava, tai norėčiau tiesiog paraginti mamas, kad jeigu jau ateinat į tokią bendruomenę, kurioje lietuvių kalba ir jos plėtojimas, kaip prieš tai sakiau, jau kaip užsienio kalbos tapatume, tai tiesiog nepalikti būti ir kartais pamatysit, kiek pačios galite atskleisti savęs toj bendruomeniai. Išvelgsit netgi savo talentus, šitą beveik garantuoju. O iš mokytojos pusės galėčiau pasakyti, kad vienas lauke ne karys ir tikrai mes mokytojai galim kaip į tą laužą įmesti malkų, o kiek jisai ilgai degs ir ar išvis jis degs, labai priklauso nuo tėvų, nuo jų noro, nes viena yra atvesti vaiką, užrašyti į lituanistinę mokyklą, o antra patiem dėkti tas vertybės. Tai susimąstyti. Ačiū Austėja už skatinimą susimąstyti. Juste, ką jūs norėtumėte užakcentuoti ar pridėti prie diskusijos? Aš tai dar kartą noriu padėkoti už tą galimybę mums visoms susijungti ir padiskutuoti, atrasti būdų, kaip vieni kitiems padėti, kaip bendradarbiauti, bendrauti ir tiesiog skleisti tą žodį, nes tikrai ir vienas lauke ne karys, ir vienas jautiesi tiesiog bejėgis, o kai tai darai kartu, tai kas išties mums yra aktualu, mes galim pasiekti daug daugiau. Tai aš labai tikiuosi, kad ši iniciatyva ir tradicija taps ir mes tiesiog skleisim dar plačiau žodį ir kad apie iniciatyvą išgirs dar daugiau ir lietuvių, ir mokytojų, ir mamų, tėvų, ir kartu Lietuvos institucijos, kad atkreips dėmesį, kad vyksta tos diskusijos ir kad jos yra naudingos, kad taip galime geriau vieni kitus girdėti. Tai klausykimės, girdėkime ir kalbėkime. Ačiū visiems. Ačiū Juste, Ernesta, ar dar norėtum kažką pridėti? Taip, gal aš visą laiką turiu ką pridėti. Tai aš gal pabaigai irgi keletą akcentų. Tai pirmas akcentas, aš galvoju, susitelkime į gerus pavyzdžius. Čia yra bendras toksai momentas, kad be abejo visko buvo ir bus, bet man rodos, kad
mus pirmiausiai kaip žmogų pakylėja tas norėjimas susitelkti į tai, kas vyksta gero, iš ten, kur grįžta gera energija. Tai aš begaliniai esu dėkinga visoms lituanistinį švietimą ugdančioms ir šiandieną prisijungusioms moterims. Gera būti toje bendrystėje, gera mokytis iš gerų pavyzdžių. Ir net tuomet, kai, tarkime, rankos nusvyra, kaip ir aš sakau, pakelti save už pakarpos ir vėl susitelkti ir žiūrėti į tuos gerus pavyzdžius ir jais vadovautis. O antras dalykas, nebijokime klysti, nebijokime bandyti ir tik tai ieškojime, tik tai bandyme, mes atrandame geriausius deimantus. Čia lygiai taip pat kaip ir ieškant, nežinau, deimantų, turbūt reikia surasti labai daug juodų akmenėlių tam, kad galiausiai surastum tą savąjį ir tą tikrą. Ir paskutinis dalykas, ieškokime tai, kas yra mums artima, kad ir kas tai bebūtų. Renkamės vaikui darželį, ieškokime tas, kuris yra mums artimas. Jeigu renkamės ten kažkokią tai užklasinę veiklą, vėlgi ieškokime tokio, kad jisai būtų mums artimas. Dėl to, kad ypatingai šiame pasaulyje, kai laiko yra labai labai nedaug, arba kitaip tariant, kai intensyvumas gyvenimo yra labai labai didelis, neverta būti ten, kur mums neįdomu. Tai dėkime pastangas, kad mes kiekvieną tą minutę praleistumėm ten, kur mums yra gera būti, su tais, su kuriais mums gera būti, ir su tais, su kuriais mums yra pakeliui. Dėl to, kad gyvenimas yra per trumpas tam, kad mes jį kažkaip tai praleistumėm ne ten, kur mums reikia būti. Tai tiek. Ačiū Ernesta už puikų apibendrinimą, tikrai pritariu visoms pasisakiusioms pašnekovėms, norisi užakcentuoti tą, kad mamos dažniausiai būna mamos, ypač jeigu mišriose šeimose išvykusios, kurios savo prisiema tą naštą visą Lietuvą atstoti ir kalbą perduoti ir kultūrą, ir vienam žmogui tai dažniausiai sunkiai įmanoma, bet tikrai labai sudėtinga. Tai tikrai kviečiu pasinaudoti galimybėmis, pastiprinimu. Tai lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės yra didžiulė atrama, pasirinkus pagal savo poreikį, pomėgius, atstumą, ir su vaikais tai yra didžiulė pagalba, o dar tokio emocinio palaikymo ir dvikalbystės temoje bendrystės tarp mamų suaugusių kviečiu į tarp dviejų šalių bendruomenę ir į dvikalbystės palaikymo grupės, kurios irgi pas mus startuos. Bet dabar pereiti siūlau prie klausimų. Matau, jau yra vienas klausimas Viktorijai. Jeigu dar kažkas turite, irgi kelkite rankas ar rašykite, jeigu norite ar paklausti, ar pridėti, ar pasidalinti savo patirtimi, o po klausimų keliausime į diskusijas grupelėse. Tai matau, kad Sandra klausė Viktorija tavęs. Viktorija minėjo, kad bendruomenė padeda mokyklai, gal galėtų pateikti pavyzdžių, kaip, kokiais resursais. Tai ar galėtum sukonkretinti? Taip, aš pasakojau pradžioj, kad kadangi Graikijos lietuvių bendruomenė yra iš tikrųjų labai maža, nes nesame mes UK lietuviai, nesame Airijos lietuviai, kur ten lietuvių yra šimtai tūkstančių. Per visą Graikiją statistiškai gyvena apie 800 lietuvių oficialiai. Tai pagalvokit, kas būtų, jeigu tą pačią dieną arba tą patį savaitgalį suorganizuotų renginį bendruomenė ir mokykla. Tą žodį mokyklėlį braukiam, nes esame mokyklos. Taip, ir tai mes tiesiog bendradarbiaujame, kad organizuojam bendrus renginius, arba stengiamės neorganizuoti renginių tuo pačiu metu. Mes dalinamės resursais, taip pat prisideda mokyklos, tarkim, komanda prie bendruomenės organizuojamų renginių, taip pat lygiai taip pat ir mes prisidedam prie mokyklos renginių, kai organizuoja. Tarkim, tas pats Ernestos minėta
mokslo metų pabaigos ekskursija, tai yra bendra mokyklos ir bendruomenės iniciatyva užbaigti mokslo metus, iškeliauti į vasarą, paminėti, ir mes tai darome kartu. Dalinamės kontaktais. Pavyzdžiui, tarkim, dabar kitais metais, tarkim, aš iš bendruomenės pusės turiu kontaktą su Tautodailininkų asociacija Vilniuje. Ir jau skambinu Ernestą ir sakau, Ernesta, klausyk, pas mus nori atvažiuoti tautodailininkai. Kada galėtumėm galbūt pritaikyti tas pačias edukacijas ir mokyklos, tarkim, planuose. Tai vat, tokiais dalykais, tiesiog viską darom kartu, stengiamės, kad nesidubliuotų, ir lygiai taip pat savo renginiuose, savo puslapiuose, tarkim, netgi socialiniuose tinkluose, mes reklamuojam vieni kitų veiklas, tam, kad paskatinti žmonės jungtis. Ir aš galiu pasakyti tikrai, ir iš mokyklos atėję, iš mokyklos bendruomenės tėvai yra atėję tapę mokyklos bendruomenės nariais. Ir lygiai taip pat iš bendruomenės, tarkim, yra tėvų, kaip sakant, kuriuos paskatinome lankyti mūsų mokyklą. Tai tas glaudus bendradarbiavimas tuo ir pasižymi, kad mes vieni kitiem padedam visame kame ir nekonkuruojam, nes mūsų yra per mažai, kad mes galėtumėm konkuruoti. Ir manau, kad tuo atveju, kadangi mes nekonkuruojam, dabar neprisimenu, kuri prelegentė pradžioj sakė apie tas trintis. Tarp mūsų nėra trinčių, nes mes visi bendrai darom viską ir vieni kitiem padedam. Ačiū, Viktorija. Noriu Austėją pridėti. Tai trinčių turbūt čia kiekvienoje organizacijoje nuo žmonių dar priklauso, susirinkusių turbūt ir kažkokių asmeninių interesų ar santykių, senų pažinčių. Tai čia net nereikia nei emigruoti, turbūt kiekvienoje, kur, kaip sako, 3 žmonės jau gali atsirasti, bet labai gražu, kai jų nėra, ir kad gali bendruomenė ir mokyklos padėti vieni kitais tai žmogiškaisiais resursais, kurie yra patys svarbiausiai. Ir ką jūs akcentavo, irgi ir komunikacija, ir reklama. Atsiprašau labai, kad tie renginiai, kai mes sujungiam savo jėgas, jie būna daug stipresni, kokybiškesni ir geresni. Tikrai būna daug stipriau ir geriau. Ačiū, Viktorija. Pirma, mačiau, Austėja kėlė ranką ir paskui Ernesta. Ne, aš tik norėjau pritarti Viktorijai dėl tų linijų ištrinimo, bet tos linijos ir išsitrina tik tuomet, kada jau pasiekėm bendruomenės lygį, kai jau nebėra nei stipraus atitrūkimo nuo mokinio ir mokytojo arba nuo mokinių ir tėvų. Šiandien irgi buvo labai gražus pavyzdys, kai mes visi susėdome, kadangi, kaip sakiau, turėjom atvirų durų dieną, atrodytų kiekvienas kaip ir savo, visiems matytum, kad graikai vyrai, tėveliai, kurie atlydėjo savo žmonas ir vaikus, kaip ir savo turėtų būti, mes mokytojai galbūt savo, o šiandien pasidarėm vieną ilgą bendrą stalą. Tai čia ir akivaizdus bendrystės ryšys ir, kaip sakė Viktorija nuo pat pradžių, viskas prasideda nuo drožtuko, nuo trintuko, nuo stalo sustumimo, nuo pakvietimo, nuo pyrago iškepimo. Ačiū, Austėja. Ernesta? Taip, man regis labai svarbus momentas yra nesusireikšminti, ir dabar pakomentuosiu, ką turiu omenyje, nepatekti į tos pinklės ir nepradėti galvoti, kad štai mano organizacija arba mano kuruojama organizacija yra kažkuo tai viršesnė, geresnė negu kad kita. Ir lygiai taip pat kaip, tarkime, nežinau, jeigu keliaujame kažkur tai apsipirkti ir matome, jau yra įrodyta, patvirtinta, rinka tą yra patvirtinusi, kad štai pasiteisina, jeigu, tarkim, vienoje eilėje būna 5 batų parduotuvės, ar ne? Tai čia lygiai ta pati alegorija, kaip ir sakau, kad tikėti ir žinoti, kad tikrai visiems vaikų ir suaugusių pakaks, ar ne, ir atsisakyti visiškai tos minties, kad reikia kažkaip tai vieniems iš kitų kažką tai pervelioti, atvesti, ar ne, vieniems daryti kažką geriau negu kiti, o visą laiką vis savo pakartoti, kad koks yra bendras tikslas ir kad tikslas yra
kad kuo daugiau užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų kalbėtų, mokėtų lietuvių kalbą. Tai vat, man atrodo, kad čia slypi visa paslaptis, ar ne? Kad suprasti, kad tikrai mes nesame nei kažkuo tai viršesni, nei kažkuo tai mažesni, nei kažkuo tai geresni, nei prastesni. O visi turime savo stipriųjų pusių, visi turime savo silpnųjų pusių, dėl to, kad taip pat kaip ir žmogus, nėra tokio tobulo žmogus, taip pat ir organizacijos, jos yra gyvas organizmas, gyvas elementas, tai kiekviena turi savo privalumų ir trūkumų ir žiūrėti, kaip bendrystėje atskleisti geriausia tai, ką mes turime. Tai va čia dar tik tai papildysiu, kad nenuvertinti tam tikrų momentų, kartais užtrunka ne vienerius metus, kol šeima atkeliauja į lituanistinę mokyklą ir kartais tas įdedamas bendruomenės darbas yra labai didelis ir nematomas. Kartais žmogus būna bendruomenėje 5 metus, jisai niekada negalvoja apie mokyklą, jam gimsta vaikai ir jisai tada tuos vaikus atveda į mokyklą, o kartais būna priešingai, kad žmogus nedalyvavo, kaip dar vienas labai realus pavyzdys šiais metais, būnant Kretoje, susitikus su mokyklos bendruomenė Kretoje, mama atveda mergaitę ir sako, žinokite, aš tai gyvenu jau ten nežinau kiek metų Kretoje, bet aš vengdavau lietuvių, su jais stengiausi neturėti jokio ryšio, bet man gimė vaikai, aš noriu, kad jie mokytųsi lietuvių kalbos ir jinai tada per mokyklą atranda savo santykį su tautiečiais lietuviais. Tai čia tų formų gali būti visokių ir visokiausių. Kartais būna, kad atranda mokyklas kitose šalise, tada pereina. Žodžiu, tai čia viskas visiems į naudą ir kaip aš sakau, tos batų parduotuvės vienoje linijoje tikrai veikia ir padeda. Tai tikrai aš džiaugiuosi, kad šiandieną mes turėjome galimybę kartu diskutuoti, bendrauti, vieni iš kitų mokytis ir toliau kurti tai, kas svarbu. Ačiū, Ernesta, iš tiesų, sužinoja apie vieną mokyklą, net jeigu nelankys joje, tai jau žmogui pasėtas toksai grūdas ir pirmoji žinia, ir jisai toliau gilintis į šitą temą ir ieškoti savo geriausio varianto, bendruomenės ar būdo nepuoselėti lietuviškumą. Užsienyje, kviečiu, jeigu dar yra klausimų ar pasisakymų, tai kviečiu kelti ranką, mojuoti, o jeigu Gabrielė nori, tai gerai, Gabrielė, ir po to tada galėsime keltis į diskusijas grupelėse. Aš labai norėjau tiesiog jums padėkoti, jūs tokius gražius darbus darot ir tiek daug savo širdies įdedat, tai nuostabu klausyti jūsų patirtį ir tai, kaip jūs to dalinatės, kad ne visą laiką viskas taip lengvai gal ir vyksta, kad reikia to tarpusavio palaikymo ir panašiai. Tai norėjau dar tą tokį momentą, kaip Viktorija dalinasi apie tos bendrus prisiminimus vaikams kūriamus, ar ne, ir kad ta bendruomenė ir ta magija, kartais taip žiūrint iš mamos pusės, tai kartais įvyksta tada, kai atsiranda tokie labai ryšiai tarp vaikų, tarp pačių vaikų. Ir tai yra labai didelė paskata jiems ten eiti ir dalyvauti, nes tos draugystės tokiam amžiui yra labai svarbu. Tai kad jeigu toj bendruomeniai, toj mokymosi aplinkoje yra progų tas draugystės užmegzti, pažinti vieniems kitus, tai yra labai svarbus irgi motyvacijos veiksnys ir tiek ir tą kalbą praktikuoti, bet ir norėti ateiti į tą mokyklą vėl ir vėl. Ir kitas momentas, tai gal aš sakyčiau, kad tokiose mokyklėlėse mes kaip tėvai turbūt, gal turėtume ir ateiti kaip su mintim, kad mes ateiname į bendruomenę, o ne kaip ateiname kaip, nežinau, klientai, užsakovai ir kažkas toks panašus. Čia tokia kaip ugdančiosios bendruomenės santykiai, ar ne? Mes kiekvienas atnešam tą, ką mes galim, ką mes galim iš savęs pasiūlyti. Ir kartu, irgi kažkada kitose diskusijose esame irgi su jumis ar nekalbėję apie tai, kad kaip svarbu yra įsivardinti tuos lūkesčius, nes
gali būti galbūt ta pati pamoka, tokia pat pamoka, bet pavyzdžiui, tėvai gali turėti visiškai skirtingus lūkesčius, ar ne? Ir vieni bus labai patenkinti, o kiti bus labai nepatenkinti. Sakykime, jeigu yra duodama namų darbų, gal vieniems bus ten per daug gramatikos, o kitiems gal bus, ai, čia per daug lengva, per daug nerimta. Tai vėlgi, ypač jeigu tai yra vietinė mokyklėlė, tai negali jinai visų skirtingų tų lūkesčių vienu metu kažkaip išpildyti. Ir irgi tada pagalvo, ką mokykla gali duoti, ką aš galiu ieškoti kituose resursuose, ką mes kaip šeima galim duoti ir irgi pasiūlyti ir iš savęs, kaip jūs labai gražiai pasakot tos atvejus, kaip jūs įtraukite tos tėvus, kurie, istorijos įstomė, tai gal jis gali kažką ir kitiem pravesti. Tiesiog labai gražios nuo jūsų tos patirtys. Ačiū, Gabrielė, ir aš kviečiu dabar tą diskusiją apie tai, ką kiekvienas mes galim atsinešti, koks tėvų vaidmuo mokykloje ir ką norėčiau kaip mama ar tėtis, mūsų atveju ir ne mamos, visos tėčių lyg ir nėra, prisidėti prie bendruomenės stiprinimo. Tai gal net bediskutuodamos savo naujų talentų atrasim. Tai kviečiu skirstytis į grupelės, 15 minučių, ar ne, gal kalbėjom, jeigu visas pritarėt, ir tada po vieną atstovą galite diskusijose išsirinkti, jeigu ne, paskui kas norės pakalbinsim iš kiekvienos grupelės, tiesiog trumpai reflektuoti mintis, ar ne, geriausias idėjas ten aptartas. Tai atsisveikinu su tais, kurie žiūrit įrašą, o prisijungusias gyvai kviečiu diskutuoti grupelėse Zoom kambariuose, tai jūs mus